Malonu sveikinti su jumis eilinį kartą iš Sofa Lova LT salono esančios Smetonos gatvėje 2 Vilniuje. Ir šiandien pas mus svečiuose daug metų kaimininiam pastate praleidęs buvęs viešojo intereso gynimo prokuroras, labai drąsus žmogus, išskirtinės drąsos žmogus, ponas Kęstutis Vagneris. Sveiki, žiūrovai. Sveiki, Kęstuti. Tai mano Malonu. pirmas klausimas jums būtų toks. Ar jūs tikite teisingumu? Sakykime, filosofiškai, teisingumas tikėtina per visą gyvenimo kelią, manyčiau, yra galimybė jį pažinti tada, kada tu jau jį baigi. Tada įvertini visus kelius, visas aplinkybės ir pasakai, ar apskritai savo gyvenime teisingumą sutikai, ar apskritai jis egzistuoja. Jeigu kalbėti, ar jis yra, tai teisybė ir teisingumas, man atrodo, yra skirtingos. Labai. Teisybė, kiekvienas matyt jaučiame natūraliai, kadangi mes, žmonės, daugiausia mastomės tam tikrais principais, aš sakau, 10 Dievo įsakymų, iš kur jie atėjo? Iš paprotinių žmonių teisės. Ne, visi elgėsi taip, kaip yra teisinga. O teisingumą sukūrė žmonės. Žmonės sukūrė su savo vienokia ar kitokia nuostata, o ta nuostata gal nėra priimta kitiem. Ir tą teisingumą, ypač kai žmonės turi valdžią, įgyvendina taip, kai atitiktų jų asmeninius interesus, atitiktų tam tikras pažiūras, politinius interesus ir man regis, kad dauguma žmonių, gal net ir absoliučių žmonių dauguma, yra egoistai. Savo prigimtimi yra egoistai. Gal todėl žmonių kaip tokia giminė išliko, nes tai yra kova už išgyvenimą. Ir norint tą tikslą įgyvendinti, reikia sukurti aplinką. Sukurti aplinką, priimti tam tikrus įstatymus ar teisės aktus. Bet tai nėra tapatu teisybė. Teisybė ir teisingumas yra visiškai, kartais sutampa, bet tai būna, man regis, ne visada, bet dažniausiu atveju žmonės mato priimtą kažkokį sprendimą teismo, bet jie galvoja, kad jis neteisingas. Ta prasme, jis sako, čia neteisybė pasiekta. Čia pasiekta tam tikras tikslas, kuris gal tik tai apsiriboja vienam etape. Galutinis, mes kartais sužinome vėliau, kad iš tikrųjų gyvenimo verpetas buvo visai kitoks. Ir jeigu mes žinotume visas aplinkybės, mes kitaip priimtume kitokį teisimą. Tai yra, teisingumas yra subjektyvi sąvoka, man regis. O jeigu susiaurint, jūs dirbot Lietuvos teisėsaugai 37 metus, taip? Lietuvoje teisingumas egzistuoja, jūsų kaip profesionalo požiūriu, betarpiškai dirbusiu tiek daug metų toj sistemai? Jeigu absoliučiai pasakant, kad manyčiau, ne vienoje valstybėje neegzistuoja. Absoliučiai kalbant. Lietuvoje tai irgi žmonės visuomet ras ir pagristų abejonių, priimta teismo sprendimą arba kitos institucijos teisiniais sprendimais. Man tik tai labai liūdna, kad politinė kultūra dažnai užkerta kelią priimti ir kritikuoti galimus priimtus teisingumo sprendimus. Nes kiekvienas žmogus yra laisvas. Priimi kažkoks teismo sprendimas, taip, tu jį privalai vykdyti, bet išlieka kritikos teisė. O pas mus, ypač politiniam gyvenime, jeigu tu kritikuoji tai, kas nėra vyraujanti nuomonė, dažnai būna, sako, tu esi vatnikas, tu esi neplaukė su ta srovė, kuri vyraujanti visuomenė. Tačiau, o kur kritinis mąstymas? Negi mes turime priimti visas tas teikiamas mums, gal net ir specialiai sukonstruotas mass media idėjas, kurios esą atspindi teisingumą. Tai yra, gali būti
kryptingas veikimas. Todėl bet kokiu atveju, aš manyčiau, kiekvienas žmogus privalo kritiškai priimti gaunamą informaciją. Ar tai teisingumo sprendimas, ar kitokia kitų suformuota nuomonė. Kaip jums atrodo, ar nėra dažna situacija Lietuvos teisingume, kad prieš teismą teisingumą jau įvykdo ir kaltų paskelbė žiniasklaida ir visuomenė? Tarkim, aš pasakysiu pavyzdį. Mes turėjom labai garsę ką tik pasibaigusią politinę bylą, kur 3 žmonės buvo išteisinti vienos instancijos teisme ir sekančios instancijos teisme pasiųsti ilgiems metams už grotų. Jūs neprofesionalams paaiškinkit, kaip taip gali atsitikti. Ar atsilaikė teismas, ar prieš visuomenės spaudimą, prieš žiniasklaidos spaudimą. Nes aš kaip suprantu, teismas vertina įrodymų visumą, ar ne? Ir einant iš instancijos į instanciją, naujų įrodymų atsirasti jau nebegali. Abiejų visų tiksliau instancijų teismai vertina tą pačią medžiagą esančią byloje. Kaip gali atsitikti šitaip, kaip atsitiko mūsų minimu atveju? Tas atvejis, apie kur kalbate, tai man regis aukščiausias teismas priims sprendimą. Dar kitokį? Negaliu pasakyti, vienokį ar kitokį, nes praktiškai čia yra situacija arba žemesnės instancijos teismas yra teisingas arba teisingas apeliacinės instancijos teismas. Kadangi aš tos bylos tiksliai nežinau ir negaliu teikti, kurie įrodymai yra surinkti ir apie kuriuos įrodymus pilnai kalbėjo vienas ar kitas teismas. Aš gal norėčiau atkreipti apie kitas situacijas dėmesį. Mūsų specialiųjų tyrimų tarnyba kartais labai garsiai pradeda ikiteisminius tyrimus. Atsiranda filmuotos kameros, atsiranda informacijos spaudoje ir pakyla tam tikras šaršalas, tam tikras dėmesys, lyg tai tuo metu kompensuojamas visuomenės tas troškimas surasti teisybę. Lyg tai toj pirminėje stadijoje jau teisybė yra. Ir jeigu pasižiūrėsime tas visas stambesias STT pradėtas bylas, kaip jos baigėsi vėliau teismuose. Tai man regis turime ir ne vieną išteisinimo atvejį. Labai daug turime. Ir tokiu atveju kyla klausimas, ar čia ikiteisminio tyrimo institucijų yra brokas. Jeigu brokas, tai yra, reikia kalbėti, ar teisės aktai prasti, arba institucijų darbuotojų profesionalumas prastas, bet negali būti taip, kad teisingumas jau vykdomas pirminėje stadijoje. Ir jeigu teisingumas visiškai kitoks paskutinėje stadijoje, tai kyla klausimas, tas tarpinis laiko tarpas, žmogus būna pakabintas, nes jis jau nuteistas iš pradžių. Ir tada mes kalbam apie teisybę. Kur čia tokiu atveju yra teisybė? Ar mes galime leisti, kad žmogus būtų pirmam etape, kai visi kalba, remdamėsi tą viešą akciją atliktą, kad jau yra kaltas. Tada aš labai norėčiau, kad visam šitam procese ir tikėtina gal ir toj byloje, apie kurį jūs dabar kalbat, bus pasisakyta apskritai apie įrodymų surinkimų reikšmę, jų vertinimų reikšmę ir aukščiausias teismas turėtų nustatyti tam tikrus praktinius, suformuoti praktiką, kaip apskritai reikėtų elgtis. Nes negali būti, kad žmonėm per tokias viešosias parodomasias akcijas sulaužomas likimas. Tuo labiau, kad politinėme gyvenime, ta Lietuva mūsų tokia labai maža, daug kas vienai per kitai patiria tam tikrą smūgį. Žinot, aš dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną situaciją, kada jūs paminėjote spaudos konferencijas, kur dažniausiai ateidavo STT vadovas ir kas nors iš generalinės prokuratūros jūsų buvusių kolegų, jie ten skambiai papasakoja tai, ką jie nori pasakyti, o į konkrečius klausimus atsakymas būna vienas, tai yra ikiteisminio tyrimo medžiaga ir mes jos negalim komentuoti.
bet savo ruoštų tas, apie kurį vyksta kalba, jisai negali pasakyti nei žodžio, nes jisaigi būna pasirašęs prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, kad jis negali kalbėti nei apie apklausos metu pateiktus duomenis, nei apie pačią apklausą, apie nieką. Tai čia iš karto atsiranda, tokia situacija kaip medžiokliai, kur medžiotojas sėdi su optiniu šautuvu, o gyvūnas stovi proskynoje. Jo, tai čia iš tikrųjų toj stadijoje yra nelygiavertiškumas. Aš suvokiu, kad ikiteisminio tyrimo institucijos nori išlaikyti tą tyrimo paslaptį. Tačiau, aš kaip sakau, tas visuomenės noras žinoti apie tai, kas vyksta, reiškia patenkinamas šou akcija, kuri sudaro įspūdį, kad mes nuo šio momento jau viskas bus gerai. Tačiau tada institucijų ir atsakomybės klausimas. Ar jūs matėte spaudos konferencijų, kai išteisinama, taip, nuosprendžiu, ir tada tos institucijos, kurios pradėjo ikiteisminį tyrimą, kalba arba nutraukė ikiteisminį tyrimą, taip? Taip. Paaiškina aplinkybės, kuo jos skyrėsi pirminėje stadijoje ir kuo jos pasibaigė tam procesiniam sprendimui, kai nutraukta. Tai yra tyla ramu, tokia ramuma yra. Aš suvokiu, kad tai nėra gal malonu pripažinti savo klaidas arba kažkokias kitokias aplinkybės nurodyti, bet tai yra privalu, nes visuomenė eilinį kartą apgaunama. Sako, jie pradėjo ir eilinį kartą užsibaigs niekuo. Tai jeigu mes turėtumėm galimybę ir būtinybę atsiskaityti, jeigu mes viešai pradėjom, sakydami, tas įtariamas, tai turime būtinybę pasakyti, kodėl įtarimai nepasitvirtino, kokiais pagrindais mes nutraukėm ikiteisminį tyrimą ir jeigu teismas pasisako, kad jis nekaltas, net teismas turi aiškinti, bet ta įstaiga, kuri atidavė tą ikiteisminį tyrimą teismui, ar čia, sakykime, gali būti tikėtina, kad vienas iš aplinkybių, kad keitė parodymas asmuo, gali būti, bet tai irgi turi įvardyti, paaiškinti, o net apskritai tylos sieną ir iki kito karto, kad vėl mes kažką pagausim. Man atrodo, tai neprideda, ką mes kalbam, teisybei. Teisingumas čia visiškai jau, bet teisybei gyvenime ieškoti neprideda. O jums teko, dirbant prokuratūroje, girdėti tokį terminą, kad STT yra politinių užsakymų stalas? Tiesiog, žinot, aš nesu tom bylom dirbau, tačiau man regis, kad ir visos apskritai teisinės institucijos, vienaip ir kitaip per visą mano, kaip sakė, 37 metai, aš nuo 88 metų čia generaliniai prokuratūrai. Per savo tą laikotarpį, galiu pasakyti, mačiau politinių jėgų požiūrį į teisinės institucijas. Man regis, kad nebuvo to laikotarpio, kad politinės jėgos teisinėm institucijom nedarytų įtakos. Vienaip ar kitaip, arba per pirmosius asmenius skiriant, arba per tam tikrą finansavimą, kas tai yra STT ir policijos tam tikros institucijos turi žvalgybos duomenis. Ką reiškia žvalgybos duomenys? Operatyviniai. Tai yra galėjimas vieną ar kitą asmenį privačiai susitikus arba pakalbėti, kas eina į tam tikrą aukštesnį lygį politikoje, gal gyvenime yra turėję tam tikrų susitikimų, apie kuriuos viešai nenorėtų kalbėti. Tada tokiu atveju šitos, kaip sakoma, tos spintos ir gali lemti vienokį ir kitokį sprendimą. Tai, ką jūs kalbat apie politinių užsakymų stalas, aš tiesiog taip nesu susidūręs, bet aš esu girdėjęs. O aš kažkada kitai laidai ruošdamasi suskaičiavau, kad Lietuvoje yra 9 struktūros, kurios gali vykdyti kriminalinę žvalgybą. Nemanot, kad tai yra per daug? Žinot, man sunku pasakyti, kiekviena, kam yra įsteigta, gal jos skiriasi misijom, tačiau
kriminalinės žvalgybos, sakysim, ypatingai yra tam tikra jų kontrolės tvarka. Kaip dabar tas Seimo kontrolierius realiai tas vykdo kriminalinės žvalgybos patikros funkcijas, man sunku pasakyti, prokuroras kaip toks, irgi sunku pasakyti, aš žinau, kad vienu metu, reiškiasi, ponas Valys, buvęs generalinis prokuroras, generalinė prokuratūra tuo užsiėmė. Mes prie jo dar sugrįšim vėliau. Jo, tai žinot, man sunku pasakyti, tačiau aš būčiau už tai. Ir vieną iš reformų generalinės prokuratūros funkcijų matyčiau. Dabar yra generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius, lyg tai prokurorai nepriklausomi. Tačiau aš siūlyčiau eiti dar daugiau. Ta prasme, organizacinė prasme, jie turėtų būti nepavaldus generalinės prokuratūros vadovybei. Jų sprendimas turėtų būti apskundamas teismui, ne aukštesniam prokuratūros vadovui. Taip. Aš savo atveju tai įsitikinu, tai yra beviltiškas reikalas. Norint ginti viešą interesą, man reikėjo gauti aukštesnio prokuroro leidimą. O tokiu atveju aukštesnis prokuroras žino, iš kur vėjas jau pučia ir jokio leidimo nėra, o man yra tarnybinis patikrinimas. Štai į kur išeitis yra padaryti iš tikrųjų tavo departamentų, kuris yra, sakykime, prokuratūroje pakankamai svarbus. Turbūt pats svarbiausias organizuotų nusikaltimų tyrimas. Padaryti nepriklausomą. Jo sprendimus. Nuo politinės valios. Taip, jo sprendimus turėtų būti apskundžiamas tik tai teismui, ne aukštesniam prokurorui. Tai būtų reali galia ir aš tai siūlyčiau atkreipti dėmesį būsimiem kandidatam, kalbant apie teisinę sistemą Lietuvoje ir jos pertvarką. Kęstuti, prieš brendant į tokias jau dumblinas pelkes, papasakokit, kaip jūs atsiradot teisėsaugoj, prokuratūroje, koks buvo jūsų kelias? Ar tai buvo nuo vaikystės svajonė, ar kaip kartais žmonėms atsitinka kažkokie atsitiktinumai sukrito, ar svajojot būti teisininku? Ne, žinot, baigiau mokyklą Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinė mokykla ir aš norėčiau, kad išliktų tą pavadinimą ir toliau. Įdomu, mums nelieps po kelių savaičių iškirpti šitą pavadinimą iš laidos. Aš tada apgailestausiu. Baigęs, iš tikrųjų reikėjo rinktis, aš buvau linkęs į istoriją, kadangi man istorija patiko. Tačiau pabendravęs su kitais, mokiausi, man atrodo, neblogai. Tuo metu, norint įstoti į aukštąją mokyklą, reikėjo surinkti vienai eksperimentinė metai. Buvo 9 iš 10, 9 balus, man atrodo, iš 10. Tai aš stojimosios į Teisės universitetą gavau 5 ir 4, iš man 4 egzaminų, o reiškia tik 2 ir įstojau. Viskas normaliai, viskas gerai buvo. Po to baigęs, tuo metu buvo paskyrimai. Baigęs gavau paskyrimą į Tauragę, ten pradirbau pusę metų ir tuo metu iš Tauragės prokuratūros vienas darbuotojas išėjo ir man pasiūlė perėti į šitą Tauragės prokuratūrą. Ten sutikau, kadangi, žinot, jaunas žmogus 23 metų, prokuratūra, gražu, tuo metu tokios uniformos buvo. Tai aš kai tom uniformą vaikščiau, tuo metu, žinot, visi vaikščiom su tom uniformom, o po Tauragė tuo metu buvo antras Kauno, dovanokite. Ten buvo tas toks jaunųjų nusikaltėlių, reiškiasi, būrelis, aš žinau, ten ir pavardės dabar gal nenoriu sakyti, kadangi žmonės tikėtina jau pamirė, tai tas ateinu į tą viešą kavinę pavalgyti, tai visi šitie ne į šoną, bet mes elgėmės taip korektiškai vienas su kitu atveju, viskas buvo normaliai. Tik tai mano tas bjaurus charakteris jau išaiškėjo prokuratūroje, kai dirbau Tauragėj. Vienu metu aš palaikiau kaltinimą, aš buvau paskirtas prokuroro padėjėjau, reiškia, dirbant teisme. Palaikiau valstybinį kaltinimą ir vienas tų iš vietinių, reiškia, jau banditėlių teisme ir aš sąžiningai taip, reiškia, įskaitęs bylą stipriai paprašiau.
o pasirodo, kad jo giminaičiai buvo turėjo ryšių kariniam komisariate. Kaune, man atrodo. Ir už mano nugaros sutarė su teisėju, man atrodo, su advokatu. Ir visi buvo pasipiktinę, kaip čia ką, juk čia viskas jau turėtų būti, kaip viskas sutarta. O aš, kaip prokuroras šneku ir tai teismas vis dėlto priėmė sprendimą, nuosprendį. Ir tas asmuo buvo nuteistas, bet nuosprendžio dar neįsigaliojus, apskundė aukščiausiam teismui. O tuo metu mane ateina šaukimas į armiją, į Kauną. Kauną, reiškia, nuvažiuoju į tenai, kad prokuroras imtų armiją, tai, žinot, nebūna dalykai. Nuvažiuoju į armiją, sako, tau į Sibirą. 2 metus. Ir dar į povandeninį laivą. Ne, 2 metus, sako, būsi kariniu prokuroru. Tai gerai, kad ačiū Dievui, mano kursioko, grupioko, geras bičiulis Stankevičius, Virgis Stankevičius, dabar man atrodo pensijoje, jis buvo Šiauliuose teisėjas, patėvis buvo, reiškia, Respublikos karinio komisariato darbuotojas. Aš jį nuvažiavau, sakau, už bylą, mane, sakau, į teismą. Nu, jis paskui ten Kariuomenė. Jo, tai yra kariuomenė, jo. Jis įsiaiškino, sako, iš tikrųjų, sako, čia negerai. Bet paskui aš sužinojau, aukščiausio teisėjas pakeitė tą nuosprendį, bet aukščiausio teismo teisėjo sūnus tarnavo Šilutėje. Reiškia, viską susitvarkė, jo, viską susitvarkė. Tai va, pirma man pamoka buvo tenai. Nu, paskiau grįžau į Vilnių 88 metais ir nuo 88 metų iki 2018 metų prokuratūroje. Tiesa, buvau vienu metu prie vieno asmens, apie kurį jūs kalbėsit, buvo išėjęs iš prokuratūros, kadangi sakė, aš tave atleisiu. Tai va, tai buvo truputėlį advokatas, buvo ir tardytojas, kai Liutkevičius buvo tardymo departamento vadovas, tai aš buvau irgi tardytojas. Vienu žodžiu, taip sakant, gyvenimas susiklosti įvairiai. Na, brendami tas purvus. Aš pradžioje laidos pasakiau, kad jūs esate drąsus žmogus. Ir dabar aš pasakysiu, kodėl aš leidau savo taip jūs įvertinti. Citata iš jūsų interviu. Prezidentė Dalia Grybauskaitė turi didelį įtaką skiriant jėgos struktūrų vadovus, kurie turi operatyvinės informacijos nepasiekiančios teismo. Ji buvo panaudota prieš kandidatus į ministrus, viceministrus. Asmenys nebuvo paskirti į pareigas. Kai kurie bandė pareikalauti patikrinti tos informacijos pagristumą. Pamenat šitą savo tekstą? Kad žinokit, tiksliai dabar gal ir neatsiminsiu, tačiau... Čia yra jūsų citata iš interviu Lietuvos rytui prieš jau daug metų. Tuo metu Dalia Grybauskaitė buvo prezidentė ir šitokį tekstą pasakyti prieš Dalią Grybauskaitę galėjo tik labai drąsus žmogus. Gal aš truputėlį kontekstą, dabar to konkretos sakinio atvirai sakant neprisimenu, bet aš ką pasakiau apie Dalią Grybauskaitę. Vienu metu dar Jakilaitis dirbo, man atrodo, Lietuvos ryto televizijoje. Aš pas jį dalyvau laidoje ir kažkaip buvo kalbėta panašiai. Ir po tos laidos man skambutis iš Naujosios Akmenės, man atrodo, skambina vienas žmogus ir sako, aš norėčiau susitikti su jumis. Sako, apie tai, ką jūs kalbėjot laidoje. Ir atvažiuoja tas žmogus ir sako, Valys yra Dalios Grybauskaitės antros eilės pusbrolis. Aš sako, aš žinau, su kurie ten medžioja tas Valys, su kurie ten draugauja. Ir tada tuo metu, aš man atrodo, turėjau kažkokį susitikimą su tuo metu einančiu, man atrodo, neeinančio premjero pareigas Butkevičius, premjeras buvo. Kadangi jis pažino mano amžinatilsį mamą, jie tuo metu dirbo... Jis iš tų pačių kraštų, man atrodo. Ne, jis, nežinau, ar jis iš tų pačių, bet jis dirbo Vilkaviškio žemės ūkio technikoje. Jis buvo inžinierius, o mano mama buvo buhalterė, tai jiems vis kitą pažinojo. Ir man atrodo, jis vieną kartą buvo apsilankęs pas mus namuose. Aš pas jį nueinu ir pasakau,
Sakau, premjerė. Man atrodo, aš tuo metu tyriau jo pareiškimą dėl Visagino atominės elektrinės. Aš sakau, premjerė, aš gavau tokį pranešimą, sakau, jūs pasižiūrėkit, kaip ta prokuratūra apskritai gali funkcionuoti, jeigu yra tokie, reiškiasi, ryšiai. Iki to laiko apie poną Valį apskritai prokuratūroje, generalinėje prokuratūroje nebuvo nieko girdėta. Jis buvo žmogus toks, žinot, vadovas, bet kad jis būtų kažkuo galėtų, nieks net neatkreipė dėmesio. Ir štai atsiranda toks generalinis prokuroras, kuris be nieko ir tampa vadovu. Ir šitą dalyką man vėliau Butkevičius perdavė koks atsiliepimas. Man, kad perduotų, kad Vagneris laikytų liežuvį už dantų. Čia buvo perduota, esą taip pasakė. Iš prezidentūros. Iš prezidentūros, taip. Tai vat man, žinot, visą laiką aš, kadangi ir pats dirbau tam tikrą prasme teisingumo sistemoje, kurios kai kurie padaliniai vykdo teisingumo funkciją vidaus reikalų ministerijos. Ir šiaip domiuosi visuomeniniu gyvenimu. Aš niekaip negaliu suprasti vieno dalyko. Generaliniai prokuratūroje, kada keičiasi prokurorai, ten yra pavaduotojai, ar ne? Yra skyrių vadovai, pavyzdžiui, tokio organizuoto nusikaltimų tyrimo skyriaus vadovai yra. Yra galų gale didžiųjų miestų prokurorai. Ir į generalinio prokuroro vietą nutupė niekam nežinomas ponas Valys iš Naujosios Akmenės. Kaip taip gali atsitikti Lietuvoje? Suprantat, čia irgi, manyčiau, reikėtų pagalvoti apie tam tikrą tobulinimą, to proceso iki rinkimų. Be jokios abejonės turėtų būti viešai iškelti kandidatai. Kai dabar, sakykime, mes turime, prezidento rinkimas ar dar kažką, aš tik, sakykime, palyginu. Ir turėtume mes galėti bent teisininkų bendruomenėje, turėtų pareikšti nuomonę. Nes apskritai vadovauti teisinė institucijai, kai dabar mes turime teisingumo ministrą, taip, juokinga, man reikės, turi būti autoritetą turintys asmenys, ne tik savo žiniom, bet ir savo pagarba tai sistemai, gal gali savo išmanimu. Ir tos sistemos pagarba asmeniui. Taip, kaip gali vadovauti, nebent tu gali tik baimės pasitelkti elementą, kad, reiškia, nuo tavo sprendimų priklausys tavo karjera, arba tu gali pasitelkti politinį palaikymą, nes visi tave už nugaros sakys, koks tu geras, nepaisant to, kaip tave galvoja pavaldiniai, ir ta atmosfera yra tokia nyki. Tai ir tuo metu, kai aš dirbau, kai vadovavo ponas Valys, tokia, sakykime, jautėme, kad atotrūkis yra tarp visos bendruomenės prokurorų ir nuleisto asmens iš viršaus, kuris vadovauja tai. Ir štai mes visi ieškojom atsakymą, kodėl taip yra. Ir kai šitas žmogus man pasakė apie tokį ryšį, aš negaliu pasakyti, ar iš tikrųjų taip yra, bet aš susitikau su žmonėm, su to žmogum, aš kalbėjau su to žmogum ir jis man pasakė. Ir tada po to viskas susidėliojo. Tada piešinys paaiškėjo. Taip, kodėl taip yra? O tai yra blogai, nes tas, kuris parenka asmenį, tikėtina parenka asmenį net lygų savo, bet parenka asmenį, kuris bus jo nurodymų, jo norų vykdytojas. Arba turi kompromatą ant to asmens, per kurį vyksta valdymas valstybei. Juk jūs irgi nekartą esat interviu įvairiuose kalbėjęs apie tas garsiasias pažymas, kurias taip mėgdavo Grybauskaitė, ar ne? Ir aš dar vieną jums pasakysiu skaičių, kurį aš kažkada irgi radau ruošdamasis kitai laidai. Yra toks Europos žmogaus teisų teismas, ar ne? Jisai nekvestionuoja nuosprendžių mūsų nacionalinių teismų, nei vienos instancijos. Aišku, ten tu turi praeiti visas instancijas, kad galėtum ten kreiptis. Bet jisai peržiūri procedūrinius dalykus. Taip? Taip. Tai, pavyzdžiui, 97 metais mes turėjom tik 2 kreipimusis į Europos žmogaus teisų teismą. Atėjus Grybauskaitė į valdžią ir jau prasisukus tam visam teismų mechanizmui, kuris realiai
trunka, apie 5 metus turbūt vidutiniškai, ar ne, mūsų atveju pereinant visas 3 instancijas, pakilo iki 50 šitų skundų skaičius. Apie ką tai kalba? Aš neradau niekur informacijos, kiek mes prarandam pinigų per tai, nes turi būti kompensuojamos žalos, ar ne? Bet skaičius pakilo drastiškai. Iki Grybauskaitės įsikišimo į teisėsaugą, aš nebijau to sakyti, nes tikrai yra daugybė faktų, kada jinai kišosi ir jūs puikiai tą žinot. Tai būdavo 12, 13, 15. Tada 19, atrodo, ar 16, dabar nepamenu, kuriais metais, buvo 55 kreipimais. Tai aš manau, tai atsako į klausimą, kodėl tokie žmonės, kaip jūsų minėtas buvęs generalinis prokuroras Valys, papuola į tokias vietas. Tai yra tiesiog padaryta politinė figūra, kuris stumdoma šaškių lentoj, taip kaip turi būti. O žinant jūsų vidinę tvarką, ar ne, niekas iš išorės neturi įtakos jo paskirimui. Taip, todėl aš ir sakau, kad tas kandidatų aptarimas turėtų būti viešas bent teisininkų bendruomeniai. Negali būti taip, kad ištraukia iš kažkur ir paskiau visi turi taikytis prie to, iš tikrųjų prie neaišku kokiais kriterijais dirbančios asmens. Taip nebūna. Aš dabar norėčiau sugrįžti prie vieno konkretaus epizodo. Tai yra 2019 m. gegužės 8 diena. Ta kartą žiūrėdamas video įrašą iš specialiosios Seimo komisijos, kuriai vadovavo ponia Agnė Širinskienė ir kuri buvo sukurta tirti politikų įtaką valstybės tarnautojams, ten kažkaip jinai gudriau galbūt vadinosi ta komisija, bet esmė buvo tokia. Aš pasileidau tą video ir aš išgirdau jūsų liudijimus toj komisijoje. Ponas Kęstuti, aš negalėjau patikėti to, ką aš girdžiu. Ir dabar ruošdamasis laidai ir ieškodamas tos pačios informacijos, kurią aš norėjau vėl peržiūrėti, šito įrašo aš niekur neberadau. Negana to nerado ir man artimi žmonės, kurie tikrai moka geriau už mane tokių dalykų ieškoti. Jūs prisimenate tą posėdį? Taip, aš prisimenu tą posėdį ir tiems asmenims, kur tikėtina, kaip jūs sakot, galimai ištraukė tą visą mano pasisakymą iš viešosios erdvės, liūdėsiu turiu pasakyti. Aš tą pranešimą turiu. Atsispausdinęs ir jeigu reikės, galėsiu pateikti, kadangi aš dabar privatus asmuo, aš kalbėjau viešai, tai jokia nėra paslaptis. Tuo metu aš kaip tik ir man buvo pavesta tirti pagal premjero Butkevičiaus prašymą dėl energetikos. Ir čia buvo noras ištirti, kaip Visagino atominė elektrinė buvo norima statyti, kokie procesai lėmė, kaip pinigai buvo vaikščiojo tenai. Tai aš atėjęs su ta misija į Visagino atominę elektrinę, suradau iš tikrųjų labai daug keistų dalykų. Kad praktiškai buvo panaudota tam tikra medžiaga, jeigu pamenat, vakarų skirtumieji tinklai. Pamenu. Taip. Tai va, iš tos istorijos buvo paimtas tam tikras ekspertinis teisinis vertinimas ir pritaikytas šitam, reiškiasi, procesui. Man regis nelabai kuo skyrėsi. Toliau į šitą Visagino atominės procesą, statybos procesą buvo labai stipriai įsitraukę asmenys, kuriuos man nelabai pavyko apklausti, nes jie emigravo toliau į Klaipėdos naftą. Aš turiu galvoje Jono Poną Tučkų, nes jis vadovavo tuo metu Visagino atominės elektrinės tam skyriui tokio teisinio bendarbiavimo ir komunikacijų ir praktiškai paruošimo tos visos, sakykime, dokumentacijos. Pirkimo medžiagos. Pirkimo, taip, viešųjų pirkimų, taip. Čia mes, atsiprašau, turim patikslinti, kad jaunasis ponas Tučkus tai yra vyresnio pono Tučkaus sūnus, kuris vyresnis ponas Tučkus savo ruoštų yra labai artimas Landsbergių šeimos draugas.
Dauno to medžio nežinau, bet ir ten labai suradau tokią įdomią situaciją dėl sėkmės mokesčio. Tas sėkmės mokesčio tokia istorija vėliau pasikartojo ir Vilniaus šiluminių tinklų istorijoje, kai sėkmės mokesčio sąlygos sudaromos taip, kad būtinai tą sėkmės mokestį paimsi. Kad sėkmė vienaip ar kitaip pakeis. Taip, reiškia be jokių komentarų. Ir iš tikrųjų, ir dar daugiau ten tokių momentų pastebėjau, kad labai man įdomu buvo pirminiam ekspertiniam tyrimė dėl Visagino atominės elektrinės. Dalyvavo vienas asmuo, kuris baigęs Rusijos vyriausybės, man atrodo, kažkokią ekonomijos akademiją ar panašiai. Aš tuo metu ir Kubilius sakau. Kubilius, per tą posėdį. Gerbiamasis, kaip jūsų saugumas? Tokį asmenį, kur praktiškai mes statome Visagino atominę elektrinę kaip atsvarą, reiškia, Baltarusijų, tai elektrinė. Kaip jūs čia galite, reiškia, tokį asmenį įsileisti? Minėtas asmuo taip nieko nepasakė, bet man keista buvo. Mes sakom, visi rusai puola. O dabar tas asmuo iš tenai dalyvauja pradinėme etape, kur sudėliojami visi šitie akcentai. Tai iš tikrųjų labai buvo keista ir betirdamas šitą istoriją Visagino atominės elektrinės, man truputėlį gijos driekėsi jau į Klaipėdos terminalą. Per asmenis, ar ne? Taip, per asmenis. Ir aš tuo metu, man atrodo, energetikos ministerijoje pradėjau rinkti medžiagą ir prašiau pratęsti šitą visą mano tyrimą, tačiau aukštesnėje prokurorai sakė, nėra ko čia tęsti, nėra ko čia žiūrėti, sako, pabaik ir mano manymu, čia ir tas iliustruoja tas jūsų kalbėta savokos teisybė ir teisingumas. Mano apgalistavimui. Teisingumas įveikia teisybę. Visiškai tai. Aš teisybės nepasiekiau. Nors, suprant, yra tam tikra nuojauta ir kai lygini surinktus duomenis ir lygini pavardės, tu nori daugiau sužinoti, gauti atsakymus, kuriuos tu neturi. Įtikėtina, kai kas pamanė, kad čia aš per daug. Ir sakau, Wagnerį ir tikėtina, čia jau per daug. Tai mes galime įvardinti tas pavardės. Tai visiems žinomas šventuolis Rokas Masiulis, didysis kovotojas su korupcija, ar ne, kuris keliauja jūsų minimais takais. Aš nežinau, ar Kęstutis ir Rokas Masiulis buvo Visagino istorijoje, bet nafta tai yra jo ganimosi laukas. Ir iš naftos jisai atėjo energetika. O kas yra Klaipėdos nafta? Klaipėdos nafta tai yra vienas iš pagrindinių krikštatėvių mūsų suskystintų gamtinių dujų terminalo Independence, ar ne? Kur jeigu tu pradedi kalbėti apie jo įsigijimo tvarką, tai tave nuveda į tai, kad tu nori atstovauti Gazpromo interesus ir nenorėti Lietuvoje turėti pigių dujų. Taip, ar ne? Čia buvo toks. Taip, bet mes niekada nekvestionavom to, kad mes tuo metu, kada prasidėjo dėrybos dėl SGD terminalo, mokėjom vienas aukščiausių kainų Europoje Gazpromui už dujas. Tai čia buvo faktas. Bet kaip mes įsigijom terminalą, tai va čia jau buvo jūsų tyrimų. Nes terminalą, atsiprašau, kuris kainuoja 230 milijonų dolerių ir panašų rusai pasistatė Karaliaučiaus uoste, man atrodo, už 176 milijonus, jeigu aš gerai atsimenu skaičius, bet tokios eilės skaičiai. Tai mes išsipirkinėjom 10 metų, taip nuo 14 iki šių, ir dabar dar pratęsta iki 44 metų. Tai mes per metus mokam už jo nuomą 700 beveik milijonų dolerių, kas sudaro 3 kainas jo per tos 10 metų. Tai šitą istoriją jūs galit kažkiek nušviest mum irgi. Nes veikiantis asmenys, kaip kalbėjom, yra tie patys. Aš atsiminiau dar vieną tokią aplinkybę, kalbant apie mano domėjimąsi Klaipėdos naftą ir kodėl aš ten norėjau toliau.
Vienas iš konsultantų, jeigu tiksliai aš atsimenu, buvo konsultantas, kuris konsultavo ir Gazpromą. Tai labai norėjusi man pasižiūrėti tas visas sąlygas, koks tikslas, kaip ten kas veikia. Ir aš atsimenu, toks labai buvo tuo metu, man atrodo, verslo žiniuose dar kažkur matosi, kad specialiai užsakytas straipsnis, kur balinantis buvo, reiškia, šitą Klaipėdos naftą. Bet, sakau, man nelabai pavyko ten toliau ir pasižiūrėti. O ką jūs kalbate, tai iš tikrųjų tos paslaptys, kurios komercinės paslaptys, kurios susijęs su Independence, man atrodo, sėkmingai kartojamasi dabar. Su vėjo jėgainių parku? Ne tik tai vėjo jėgainių parku, bet aš, man atrodo, ir aktuali deganti tema, tai yra su krašto apsauga. Ir būsimais pirkimais, nežinomam kainom, nežinomam komplektavimui, nežinomam tas visas mechanizmas, tai yra išbandyta taktika, arba tu, jeigu domiesi, esi reiškia, prijaučiai Rusijai, vienas variantas, antras variantas yra komercinė kaina. Ir man labai liūdna, kai dabar yra akcijos 4%. Taip? Tai yra iš tikrųjų ta tokia tik skatinanti akcija, tačiau aš manau, kad ateis laikas matyti greitų metu, kad ir gal partijos sustarimas matyti ruošiamas tam, kad, sakys, štai daugumą pritarė 4% ir partijos sustarimas bus skiriamas tam, kad padidinti tas visas lėšas gynybai, o kur didelis lėšos ir mažai galimybės patikrinti jų įsisavinimą ir panaudojimą, puikiausia dirba yra dideliems pinigams siaura žmonių ratui. Tai dar prie krašto apsaugos ministerijos sugrįšim. Aš dar norėčiau šiek tiek prie SGD terminalo pasilikti. Vat jūs esat viešojo intereso tyrimo prokuroras, ar ne? Buvo tiksliau, bet vis tiek nebūna buvusių. Taip, man sakė, prokurorė generalinė nėra buvusių. Taip, tai jums niekada nekilo klausimas, kodėl neįdomu, pavyzdžiui, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, ar ne, arba kažkam iš valstybės struktūrų, valstybės saugumo departamentui, kaip mūsų valstybės pinigai keliauja į offshorinę kompaniją. Juk tas HOEC LTG liktai atrodo, ar ne, kompanija, kuri yra savininkė laivo, kuriai Lietuva moka už nuomą, jinai yra Bahamų salose registruota įmonė. Gyvenamam bute, aš neturiu nuotrauką to buto, to namo, kuriame yra tas butas. Ar čia tikrai taip gali būti, kad į offshore keliauja biudžeto pinigai, tai vienas klausimas, o antras, kodėl mums niekas nepaaiškina, kas yra tie 20% smulkiųjų akcininkų? Todėl, man atrodo, mes ir Igničio, man atrodo, smulkiuosius akcininkus nežinom. Nežinom, nes mes puikiai prisimenam, kaip Igničio akcininkai staiga per vieną vakarą Ignitis iš valstybinės įmonės tapo akcinė bendrovė. Ir čia mes turim Sauliui Skverneliui padėkoti, kuris beje ir laivo nuomą pratęsė iki 44 metų. Suprantat, manyčiau, kad energetikos sektoriuje dirba profesionalai. Atsiprašau, kieno profesionalai? Profesionalai turintys politinį palaikymą. Profesionalai turintys politinį palaikymą. Didžiausia bent kompanija, su kuria aš, advokatų teisinė kompanija, su kuria aš susidūriau, tai yra Gruntė Sutkienė, man atrodo, taip. Jūs pasižiūrėkit, visuose tuose specialiuose procesuose jie dalyvauja. Arba Valiūnas. Taip, Valiūnas, tai aš, reiškia, man atrodo, vakarų skirtumieji, paskiau mano Visagino atominė elektrinė. Profesionalai. Taip. Ir jie be jokios abejonės, žiūrėkit, tam investuotojų forumas. Natūralu, kad susiformuoja tam tikrą politinį, teisinį ir ekonominį sąjungą. Žiniasklaidos nepamirškite. Taip, žiniasklaida jau paskui aptarnaujantį va šito 3 stulpų aptarnaujantį. Nes pagal vieną iš klasikinių apibrėžimų, tai, ką jūs dabar įvardino tą mazgą, jisai vadinasi mafija.
Pas mus tokio žodžio, matyt, italai sakytų, kad čia įprastas reikalas, pas mus kurta mafija, tai čia verslas, čia proveržys, čia yra pirmin. Tačiau kiti tik yra stebėtojai ir pinigų davimai. Šitas, suprantat, versliems ir žmonėms, kurie turi galę. Nes ką tai reiškia šitas susiliejimas? Jie turi galę. Ir jeigu jie tą galę išlaiko, pažiūrėkit, nepriklausomai nuo politinės sistemos. Tai yra įsisavinimas nepriklausomai nuo politinės sistemos valdžios. Energetikai visuomet gyveno ir manau, kad energetikai gyvuos ilgai. Kas gali būti priešprieša šitai? Stiprus nepriklausomi teisėsaugos institucijos. Tik tai. Plus asmenys, kurie tai gali daryti teisėsaugos institucijose. Dabar kokia yra, kodėl taip yra sudėtinga? Viso tos, sakykime, kaip jūs ir ta offshore kompanija, teisiškai gal yra jos iš pirmo žvilgsnio padarytos gerai. Tai yra sutartys. Ne, tai be abejo, atsiprašau, tengi daro aukšto lygio profesionarai už labai didelius pinigus. Tai ten tikrai nepriekaištingai viskas paruošta. Tačiau, jeigu mes turėtume galimybę, kaip jūs sakot, tom institucijom, kurios turi galę, kurios galvotų ne apie tik tai verslą, bet apie valstybę kaip tokią, tai mes galėtume žinoti ištakas. Ir aplink besisukančius, reiškia, palydovus apie šito trijų orbitą. Ir be jokios abejonės yra spragų, yra silpnų vietų, kurias galima pajudinti. Tačiau šiuo metu teisinės institucijos gal dėl to, kad jos dirba paprastą, aiškų darbą, kurį yra ar nužudymas, jeigu nužudymas, tai reikia lavono, jeigu sukčiavimas, tai reikia pagauti, reiškia, su šitą, tai yra paprasčiau matomus, sudėtingus veiksmus, kurias galime įvardinti. Čia reikia didesnio kruopštumo, proto ir galimybių. Ir valstybei kaip tokiai turi suteikti sąlygą, nes tai nėra trijų žmonių privatizavimas, reiškia, savo verslo, tai yra valstybės pamatai, tai yra ką mes turim, ką mes paliksim kitiems žmonėms, kurie taip pat turi konstituciškai lygias teisės gauti tą, ką jis gauna turtingas. Juk konstitucija sako, mes visi lygus, tai priklauso nuo turtos, kalbos, padėties ir panašiai. Tačiau štai šito veiksmo aš labai pasigendu, kad ateitų politinė jėga visų pirma, kuri padarytų realius tam tikrus pokyčius, kad nebūtų vėliau. Kas jau įvyko iki mūsų, man sudėtinga sakyti, kad mes galėtumėm panaikinti sudarytas sutartis dėl kažko, nebent yra apgaulingai jos sudarytos, bet tai čia reikia įrodymų rinkimas. Ten tikrai bus viskas padaryta tobulai. Jeigu reikėtų, bandyčiau kažką dar surasti, kaip man kartais pasiseka. Tačiau, sakykime, ateičiai arba dabarčiai reikėtų padaryti kitus saugiklius, kad tokios monogaminės monopolijos nesusidarytų. Nes priešingų atveju mes visą laiką būsim stebėtojas ir veršlensim, kad teisybės Lietuvoje nėra. Vat man jūs dabar priminėt vieną epizodą ir aš norėčiau jūsų nuomonės, tik tai nuomonės paklaust, kuri grandis nesuveikia. Bartoševičiaus byla. Viskas buvo sudėliota taip gražiai, kad jis būtų išėjęs iš Seimo, kaip kažkada išėjo Tadas Langaitis, pajudinus sveikatą, jeigu pamenat, ir tylu ramu buvo, ar ne? Kas nesuveikė, kad prokurorė Grunskienė padarė tokį ėjimą? Kuri grandis? Manyčiau, visų pirma, gal ir pats nusikaltimo pobūdis. Jeigu tai būtų... Tuo labiau. Suprantat, jeigu būtų visiškai užmerkiama akis, seksualiniai nusikaltimai, galimai seksualiniai, kadangi nuosprendžių dar nėra, ne? Galimai seksualiniai nusikaltimai
neprimtinti iš principo ne vienai politiniai partijai. Tai čia jau reikėjo stipriai, sakykime, norint užglaistyti, kad nieko nebuvo. O kaip tai į viešumą pateko, kiekvieno partijų yra nevienalytė, yra konkuruojanti. Tikėtina, gal vienas kažkam kažką pavydėjo, bet ir išmetė į tą viešumą, kad seksualinis nusikaltimas prieš mažamečius, apskritai visur yra smerkiamas. Sunkiai protų suvokiamas, ne? Jeigu čia būtų kaip Langaičio atveju, ten, žinot, tai čia finansinė, keli milijonai. Jo, kaip dabar šitie Seimo nariai, tą kompiuterį pasimsi, nieko čia, reiškia, viskas gerai. O va čia seksualinis, jau kiekvienas turi mažamečių vaikų ir kaip tos mamos, kaip tie vaikai, nepadoriai skamba jau. O čia jau sudėtinga. Tai jūs manot, kad gerai sutepta vienai partijai pavaldžią teisinę sistemą šiuo atveju įveikė nusikaltimo pobūdis? Man regis didelė, negaliu pasakyti visų aplinkių, kadangi aš tik spėlioju. Tai mes nežinom šito. Aš manau, kad nusikaltimo pobūdis yra toks, kurį sunkiai galima būtų pasakyti, čia nieko tokio, čia visiems pasitaiko. Ne, čia visiems nepasitaiko. Dar noriu bristi dar įdomesnę temą. Išeidamas iš savo posto krašto apsaugos ministras Anušauskas, turintis labai aukštus reitingus ne tik konservatorių partijoje, bet ir visuomeniai, mestelėjo tokią frazę, kad į krašto apsaugos ministerijos duris beldžiasi įvairios įmonės, kurios vėliau randa užtarimą politikų tarpe, ne? Ir tuo pat metu mes matom, kad kyla patriotinė banga skirt 4 procentus bendro vidaus produkto krašto apsaugos sistemos finansavimui. Jūsų nuomonė, kodėl dabar visi kalba, kad Anušauskas pasakė ne tai, ką norėjo pasakyti, jis galvojo ne tai, ką pasakė, čia Šimonytės tekstas, dabar jisai tampomas po visokias Seimo komisijas ir daug kalbama apie jo ilgą liežuvį. Vat jūs iš savo patirties, kaip matytumėte šitą situaciją? Ir atsiprašau, STT atsisakymas per 2 dienas, apklausus kelias pavardės, pradėti net iki teisminį tyrimą. Kaip šitą paaiškinti? Man regis pirmiausia nuo paskutinio, nuo STT. Manau, čia mano nuomonė, kad kartais iki teisminio tyrimo institucijos renkasi lengviausią kelią. Tai yra norimo tikslo pasiekti, jį renkasi savo parankius įrodymus. Tai yra, aš manau, kad tie, kurie buvo iškviesti, pasakė, kad čia nieko nebuvo, čia, reiškia, viskas yra gerai, priimtos kažkokios antikorupcinės priemonės, kad, man atrodo, nutarimai yra pasakyti, jau jie priėmė, reiškia, viskas dar gerai. Tai yra, norimą tikslą priderina prie tam tikrų, reiškia, rezultatų. Aš, būdamas STT vietoj, pradėčiau ikiteisminį tyrimą ir apklausčiau visas pusės, visų pusių apklausimas, išskaidintų į dabar tebesančias abejonės. Mano asmeninė nuomonė, Anušauskas pasakė daug ką. Labai daug. Tik tai nenoras gilintis, ką jis pasakė ir noras kuo greičiau baigti šitą situaciją, kad jį, reiškia, pasibaigtų dabar prezidento rinkimai, visa kita, dabar tai laikinuoju. Neskaluotų tos situacijos. O ką jis pasakė? Jis pasakė vieną, kad galimai yra proveržis, korupcijos, siekis daryti įtaką krašto apsaugai. Ir jis, aš skaičiau vieną interviu, jo rėmėsi antrojo departamento pateiktą pažymą. Ką reiškia antras departamentas? Tai yra analitinis departamentas, kontržvalgyba ir žvalgyba. Ir labai aukšto lygio profesionalai jame dirba. Kuri pateikė tam tikrą medžiagą. Dabar Seimo antikorupcijos komisija sako, reiškia, Anušauskas, reiškia, apsimelavo. Daunokit, ar jūs žiūrėjote tą medžiagą? Antro departamento surinktą medžiagą, kurią rėmėsi Anušauskas, sakydamas,
kodėl jis ėjo pas prezidentą. Žinant iš šalies, kadangi aš su juo susitikęs, esu kelis kartus susitikęs tik tai futbolo aikštelėje, kadangi jis judantis žmogus, lyg tai futboliuką biškį pažaidžia. Man regis, jis ne karštakošis, jis lėtai eigi žmogus, tačiau jeigu norėjo patekti pas prezidentą, tai jis kažką jam pasakė. Be abejo. Negali pasakyti, kad, reiškia, dovanokit, reiškia, aš atėjau apsiverkti, kadangi mane verčia iš tenai. Tuo labiau atsiprašau, kad jisai sulaužė konstitucijoje prašytą tvarką, kaip turi atsistatydinti ministras. Jis ne pas prezidentą turėjo, to pas premjerą. Taip. O premjeras jau savo ruožtu eina pas prezidentą. Taip. Tai išskirtinis žingsnis. Taip. Ir tas prezidento pasakymas, kad aš lauksiu šitos išvados, supanau STT visiems kitiem, kad reikia greitai išvadą duoti, apie tokią, kur aš sakiau, kad čia viskas tvarkoja, mes apklausėm tik kelias asmenys, gautkit va šitą išvadą ir, reiškia, todėl mes skiriam tą asmenį, naują ministrą, Kasčiūną, krašto apsaugos ministrą. Atsiprašau, ar galima teigti, kad prezidento kortų kaladėje prieš rinkimus atsirado, gal ne čirvų, bet tuzas po Anušausko vizito? Pratęskit toliau, kad aš teisingai supratau. Santykiuose su konservatoriais. Nes dabar atėjęs naujasis krašto apsaugos ministras ponas Kasčiūnas pasakė, kad dabar ministerijos durys bus verslui plačiai atidarytos. Čia citata yra iš atminties, gali būti netiksli, bet esmė buvo tokia. Taip, aš manau, kad verslas dabar iš tikrųjų gaus plačias galimybės, nepaisant įvairios, sakykime, antro departamento pažymos, nes kiek skaičiau, Izraelio viena įmonė, dėl kurios kilo didelis triukšmas, kad ten nepriim... Afrikoje buvo diskriminuota dėl kyšių davimo. Jo, tai su ja Kamas bylinėjosi, bet baigėsi taikos sutartim. Tai tikėtina, man labai būtų įdomu sužinoti bylos tos esmės, kodėl jie ten bylinėjosi. Apie ką vyko, jo. Jo, ir tikėtina, kad, atsimenat, Lietuvoje buvo tokia radarom istorija. Tai žinoma. Ir aš tą radarom istoriją biškiai esu pačiupinėjęs. Aš supratau tarp eilučių, kad jūs šito nežadat užmest klausimo dar. Nes čia turbūt reikia paminėti, kad jūsų negalės apkaltinti vatnikų, todėl kad jūs berods ar ne 40 kartų pats į Ukrainą važiavot su tam tikrom misijom, apie kurias turbūt eterį gal ir nereikia kalbėti, nes tai vis dėlto yra vis tiek dalykai su karu susiję. Bet vatniko etiketės jums priklijuoti neišeis. Vienas, reiškia, asmuo, kuris mane bandė mokyti teisingo požiūrio iš tos reikalus, aš paklausiau jo, o kiek tamsta buvai Ukrainoje, ne prie kur nors lengvoj vietoje, kur visi fotografuojasi, bet ten, kur pavojinga. Ne vieno. Karto nebuvo. Todėl aš tikrųjų turiu teisę kalbėti, ką ir iš Ukraino matau yra blogai, bet ką ir Lietuvos yra. Nenorėčiau, kad tai būtų. Nes aš važiuoju pas žmonės, paprastus žmonės, kurie paprastus kareivius, kuriems aš noriu padėti. Ir jeigu iš Lietuvos pusės kartais kyla noras pasipinigauti dėl to, kad ten žmonės žūna, dėl to, kad žmonės tiki tam tikrą išgyvenimo, man kaip žmogui tai yra labai liūdna. Negalima krauju pasipinigauti. Arba tu žmogui tą padedi nuoširdžiai, arba tu duodi tam, kas iš tikrųjų gali padėti. Bet tą vajų kelti vėliavą, mušti karo būgnus, žinant, kad tam mušime procese tu gausi gerą gabalą užsidirbti, man rodo amoralu. Kaip gaila, kad tik jūs taip galvojat. Suprantat, aš manau, kad ir ne aš toks vienas, tik tai žmonės galvoja, ar kas nuo to pasikeis? Suprantat, nori kad nors pakeisti, reikia turėti svertų.
o svertus ne kiekvienas tai turi. Aš tai žinot, aš irgi daug galvoju apie tai, nes man irgi nepatinka taip, kaip viskas vyksta dabar pas mus ir kuo toliau, mano nuomonė, to vyksta blogiau. Tai mes matom, kad mes susidurėm su sistema, jūs ypač tą matot, ar ne? Nes viešojo gynimo prokuroras tai yra tas žmogus, kuris gina mus visus. Mes turim turėti sistemą, kuri galėtų nugalėti šitą sistemą. Ją sukurti yra labai sunku. Todėl, kad aš savaitgalį prieš mums sustinkant kalbėjau irgi, mes dažnai pasikalbam savo artimųjų rate apie tai ir man žmonės sako dalykus, kuriuos aš pats suprantu, bet aš nenoriu tai patikėti. Tai yra, kad visi renkasi ramų gyvenimą vietoj to, kad kovot su sistema, nes ieškodamas medžiagos apie jūs radau, kad jūs prokuratūroje vadino Don Kichotu. Tai aš labai norėčiau, kad klonuot tos prokuratūros Don Kichotų. Žinau, kad policijoje tokių žmonių yra. Aš net nebejoju, kad tam pačiam antrajam operatyvinių tarnybų departamente tokių žmonių irgi yra. Ir jie matydami, kas dabar įvyko su jų medžiaga paduota ministrui, jie turėjo jau stiprų nusivylimą, ar ne? Ir aš labai norėčiau, kad tie žmonės žinotų, kad jų tas žinojimas vėliau ar anksčiau bus reikalingas. Nes surinkta bet kokia medžiaga vardant teisybės, ne teisingumo, o bet vardant teisybės yra reikšminga tam, kad yra viltis, kad kas nors keisis. Todėl pasakyčiau, kad labai gerai, kad tokių žmonių yra, bet iškart ir pasakyčiau, kad tai nėra lengva. Tai yra pastovus psichologinis spaudimas. Gerai, aš dabar esu pensininkas ir man, sakykime, jokios karjeros, jokios perspektyvos nereikia. Bet jeigu žmonės yra tarnyboje, gali dažnai pasilaikyti nuomonę savo vardant sveikatos, vardant ateities, vardant daug ko, nes tai yra, suprantat, visuomet vienišių išsakyta nuomonė ir savo nuomonės gynimas prieš sistemą, nežinau tokiu atveju, kad labai būtų sėkmingas. Tai yra vargas, vargas, vargas. Bet kokią mes esame gimę, tokią mes esame mirsi. Bet žinot, jūsų ta optimistinė pabaiga mūsų pokalbio tokia labai graži iš tikrųjų. Tai man dar vieną mintį suponavo, kad jeigu sistema jau vežasi generalinį prokurorą iš Naujosios Akmenės, tai viskas nėra taip blogai. Taip, aš manau, kad tai tuo metu, apie kurį mes kalbam laikotarpį, tai iš tikrųjų buvo toks griebimasis už šiaudo, kad jau tik tai tas asmuo gali padėti. Bet dabar, kalbant apie dabartį, man labai bus įdomu stebėti, kokie veikiantys asmenys ir atlikėjai, ir aplinka apie tuos atlikėjus bus Lietuvos leitmotyvas politinėme gyvenime. Aš manau, kad galimai keičiasi kartos politinių veikėjų. Daug dievė ten jauniems žmonėms, kurie trokšta tikėti greitai padaryti daug tėvynei, o gal net daugiau ir savo, nesukeltų padarinių, kuriuos mes reipsim visi. Apskritai politinis gyvenimas reikalauja santūrumo kartais, reikalauja pagarbos vyresniai kartai, kuri buvo. Ir eksperimentas čia yra toks sudėtingesnis. Tačiau jaunoji karta visuomet kovojo su nueinančia. Ir tos kovos rezultatas arba bus geras, arba nelabai. Ačiū Jums labai. Aš tik dabar supratau, kad aš turbūt pirmą ir paskutinį kartą gyvenime apklausinėjau prokurorą. Tikiuosi, nenuvyliau Jūs. Ačiū Jums labai.